Labadiena, gerbiami seminaro dalyviai, labai malonu dalyvauti šitoje diskusijoje ir pristatyti viešųjų elektroninių paslaugų plėtrą Lietuvoje. Galbūt aš norėčiau daugiau pašnekėti apie praktinį darbą, kadangi mes tikrai žinome, kad vartotojų grupių yra labai daug ir įvairių ir reikia prisitaikyti prie jų, reikia žinoti, ko jie nori, ko jiems reikia. Ir kodėl elektroninės paslaugos? Todėl, kad tai priemonė reikalinga visiems ir jinai yra prieinama, jinai turi būti patogi, turi būti reikalinga ir pasiekiama, kada tik mums reikia. Mes žinome, kad reikia tam tikrus darbus daryti, bet pirmiausia, mes turime turėti aiškią viziją, kogi mes norime ir ką mes galime. Ir tam yra sukurta visa eilė strateginių dokumentų, kurie mums padeda matyti, įsivaizduoti ir siekti to, ką mes susiplanavę. Tai yra ir skaitmeninės darbotvarkės programa. Jai įgyvendinti taip pat yra parengtas ir patvirtintas tarpinstitucinis veiklos planas. Taip pat yra ES fondų investicijų veiksmų programa, kuri padės mums, pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis. Taip pat programa mūsų strateginė yra suderinta su ES bendrosios skaitmeninės rinkos prioritetinėmis kryptimis. Kalbant apie mūsų skaitmeninę darbotvarkę, nacionalinę programą, kuri skirta skaitmenizavimui, mes turime visgi išskirti 3 prioritetinės kryptis. Tai yra turinys, tai yra skaitmeniniai įgūdžiai ir infrastruktūra. 3 sudedamosios dalis, kurios turi būti plėtojamos tolygiai, tam, kad mes galėtume visavertiškai, pilnavertiškai naudotis turimais įrankiais. Tai pirmiausia, aišku, vartotojai, jie turi būti pajėgus naudotis turiniu. Atitinkamai mes turime parengti tą turinį taip, kad vartotojai juo mielai naudotųsi, kad jie būtų patenkinti ir kad, galėtų daug darbų nuveikti internetinėje erdvėje. Ir aišku, tam reikalinga infrastruktūra, kad tai galima būtų padaryti greitai, be kliuvinių, užtikrinant atitinkamai saugą, vartotojų saugumą internete. Ir, aišku, tam yra skiriamas labai didelis dėmesys lietuvių kalbos sprendimam, nes visgi mes orientuojamės į Lietuvą, į Lietuvos piliečius ir, kaip žinome, yra socialinių grupių, kurios nesinaudoja internetu būtent todėl, kad tam tikrų sprendimų nėra lietuvių kalba. Tai yra ir vyresnio amžiaus žmonės, ir nutoliusiose vietovėse gyvenantis žmonės. Taigi, kuriant elektroninės paslaugas, mes orientavomės į jų patrauklumą gyventojams ir verslui ir suskirstėme tas paslaugas ir tus sprendimus į 6 prioritetus. Tai sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimas, bendrojo naudojimo IT sprendimų kūrimas, platforminių sprendimų kūrimas, paslaugų portalų kūrimas, tik tai elektroninių būdų teikiamų paslaugų kūrimas ir ES mastu teikiamų elektroninių paslaugų kūrimas. Dabar noriu Jums pristatyti tokį įrankį kaip skaitmeninės darbotvarkės taryba. Ji yra įkurta tam, kad padėtų programos koordinatoriai, strateginės programos koordinatoriai, prižiūrėti, kaip yra siekiama programoje numatytų tikslų uždavinių. Ir į šią tarybą įeina visa eilė valstybės institucijų, mokslo institutų, socialinių partnerių, kurie taip pat labai aktyviai dalyvauja šios tarybos veikloje. Ką norėčiau paminėti, kad tikrai pamatėme didelį institucijų susidomėjimą, labai didelį aktyvumą ir rimtą požiūrį į šitą tarybą. Ir praeitais metais, 15 metais įvyko 10 posėdžių, kuriuose labai intensyviai dirbo institucijos, pristatė savo
matymą mes, būdami koordinatoriai programos, pakvietėme institucijas pateikti savo pasiūlymus, pasižiūrėti, kaip jie yra pasirengę įgyvendinti tam tikrus projektus. Ir tikrai rezultatas buvo toksai stulbinamas, nes kadangi institucijos pateikė 143 projektinius pasiūlymus ir tikrai iš tokios masės projektinių pasiūlymų, iš tokios masės idėjų reikėjo įvertinti, kurios yra tikrai reikalingos, jas prioritizuoti. Ir Skaitinės darbotvarkės taryba atliko milžinišką darbą, nes kadangi buvo pagal sektorius, pagal sritis suskirstyti projektai, jie buvo pristatomi, institucijos pristatinėjo savo projektus, buvo paprašyta jų išgryninti projektus, paprašyta, kad jį pateiktų 5 pagal prioritetą svarbiausius projektus. Galų gale buvo vertinami tie projektai pagal tam tikrus vertinimo kriterijus ir tada buvo pamatyta, kad patys reikalingiausi projektai, jų buvo 28, aš dabar jau kalbu tik tai apie elektroninių paslaugų projektinius pasiūlymus, kad jie atitinka tam tikrus kriterijus, tai pirmiausia, jie yra numatyti tam tikrose strateginiuose dokumentuose, tai skaitmeninės darbotvarkės programoje, antrame prioritete. Taip pat jie buvo įvertinti pagal prioritetų nustatymo metodiką, kuri buvo sukurta konkrečiai institucijoms, kad jos galėtų įsivertinti savo projektą, tai kompleksiškumo, reikšmingumo, reikalingumo ir numatomos naudos principais. Tada, kiek ta idėja yra horizontali, kiek pati institucija vertina pateiktą pasiūlymą, pateiktą idėją kaip prioritetinę ir kokia sparta jinai nusiteikusi ir pasirengusi pradėti projektą. Tai galų gale praktiškai mes sudarėme 15 prioritetinių elektroninių paslaugų sąrašą, patvirtinome susisiekimo ministro įsakymu ir laukiame, jau rengiamas yra projekto aprašas, kuris tada atitinkamai institucijos jau galės pradėti įgyvendinti savo idėjas. Analogiškai mes pasielgėme ir su lietuvių kalbos sprendimais. Lygiai taip pat buvo paprašyta suinteresuotų institucijų atstovų, kad jie įvertintų idėjas, pasižiūrėtų, ką mes turime ir pabandytų prioritetizuoti savo sprendimus tam, kad galėtume mes vėlgi, sakykime, tokių šių principų, juos prioritetizuoti ir kaip strateginį dokumentą pasitvirtinti ir aišku, remdamiesi tuo, ką turime. Ir gal kiti atstovai detaliau pristatys, kas buvo padaryta iš 7-13 metų struktūrinės paramos lėšų. Tačiau per Skaitinės darbotvarkės tarybą mes išsigryninome, kad aišku, turi būti toliau tie sprendimai plėtojami, jie turi toliau būti skatinami ir tobulinami. Ir kadangi mes kalbame, kad tie sprendimai negali egzistuoti patys savo, jie turi būti integruoti į jau sukurtus, ta prasme, jie turi pratęsti jau sukurtus sprendimus ir būti integruoti į elektroninės paslaugas, į pažangės elektroninės paslaugas, kad jos būtų naudojamos, kad jos būtų prieinamos ir kad jos būtų patrauklios. Ir tam, kad iš tikrųjų projektų vykdytojai, idėjų generatoriai tinkamai pasiūlytų mums savo sprendimus, tai mes, aišku, norime, kad tie sprendimai būtų patrauklus vartotojams ir šie sprendimai privalo būti integruoti į elektroninės paslaugas. Ir vienas iš reikalavimų taip pat yra, kad kuriant naujus sprendimus, jie turi būti suderinti jau su sukurtais sprendimais, jų nedubliuoti, o juos plėtoti. Tai tiek, ačiū. Dėkoju. Turbūt